Sveiki visi atvykę, dėkoju už dėmesį. Savo pranešimą aš šiek tiek sukonkretinau. Vadinasi jis taip. Kovo 11 revoliucija tęsiasi. Pabandysiu atsakyti ir į viešajame skelbime suformuluotą man skirtą temą. Revoliucijos paprastai pašalina ar bent nušalina sukilusiųjų požiūrį priešišką jų siekiams įvykdyti kliudančią visuomenės dalį. Mes į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę išrinkom, tiesa, lyg ir balsuodami visus pasiūlytuosius. Su visu sąjūdžio įsikūrimui sukliudyti pasodintų prezidiumų. Išskyrus akademiką Vilką, kuris būti iniciatyvinės grupės nariu atsisakė iš principų, o iš salės atmetėme Aukštikalnienę, ekscentrikę, leidusią savo pernelyg tiesmukai reikalauti bausti kompartiją. Taip mes pradėjom persitvarkymą, kuris tęsiasi iki šiol, tolydžio vis aiškiau, ir čia aš visiškai sutinku su profesoriumi Gediminu Merkiu, tapdamas ir ryškėdamas kaip naujoji okupacija. Tik kitos spalvos, nebe grynai raudonos. Kodėl taip atsitiko? Atsitiko todėl, ir čia aš sutinku su profesoriumi Vytautu Radvilu, kad persitvarkymas tapo dereguliavimu, kuris buvo pervestas į modernizuotą rekonstravimą. Norėčiau bandyti nurodyti 3 svarbiausias priežastis, kodėl šitą įvyko taip greitai ir taip sklandžiai. Pirmoji, mes patys. Mes, drįstu teigti, visi be išimties buvome taip giliai integruoti į bolševizmo sistemą. Sąmoningai atmetu terminą sovietinė sistema, nes jis išplauna svarbiausią sistemos bruožą – žmogaus vienmatiškumą, visuomenės vienmatiškumą. Taigi buvome integruoti taip giliai, kad nebesuvokėme ir nežinojome, kur mumyse ir su mumis baigėsi okupacija ir nuo kur prasidedame mes patys. Nenuostabu, į ano meto viešąją erdvę galima buvo išeiti tik tai tapus kompartijos nariu, o iki teisės būti priimtam jau kartu su visais valdomaisiais, praėjus sąmonės vienmatinimo programas. Priklausimas kompartijai reiškia, kad sutikimas su tuo tavo vienmatinimo represija tavyje jau įsikūnijo kokybiškai. Tai yra, tu pats sugebėsi represuoti ir tobulinti represijos būdus. Štai kodėl pagal totalitarizmo reikalavimus gyveno netgi tie, kurie bandė jį neigti, likdami sistemoje. Kalbu apie nepartinę masę ir net neformalus bei outsiderius. Visuose mumyse sistemą paliko truputį tupinti mažutį Stalinuką, kuris šiandien reiškiasi asmeninę agresiją ir nihilizmų vadinamais laisvė. Jeigu tai laisvė, tai yra neatsakinga laisvė, neigimo laisvė, veidrodinis totalitarizmo prievartos atspindys. Neatsakinga laisvė šiandien jau nunokino savo vaisius. Nežinau, kiek mūsų buvo sugrįžę į Baltijos kelią, susikrovė lagaminus ir patraukė į oro uostus, bet procesas po laisvės šūkiais prasidėjęs dar tada, šiandien iššlavė
nemažiau kaip 1 milijoną žmonių, Lietuva kasmet sumažindamas maždaug vidutinių rajoninių miestų. Kai kurios vietovės Aukštadvaryje ir Dzūkijoje virto dykromis, mirusiomis teritorijomis. Vienas iš to milijono įsikūrė kokioje nors vienoje iš Ispanijos salų, kur daug saulės ir vėjo, o ne Lietuvos lapkričio debesų. Kitą metą karjerą netgi Londono banke ir imasi pokerio, mat esama tokių senų turtingų lošėjų, kurie gera valia pralošinėja gražioms mergaitėmis. Gersiu savo laisvę ne tik šitiems dviems ir kitiems panašiems, gera ir Lietuvos valdžioms, nes kurgi tu dėsi milijoną, jeigu jie neturėtų darbo Lietuvoje. Vienas premjeras tai yra formulavęs kaip principą. Laisvę išvažiuoti išsikovojom. Tai visiškai priimtina ir naujai mūsų sąjungai. Jai nereikia Lietuvos valstybės, jai reikia lietuvių darbo jėgos. Teritorija, kurios vardas dar Lietuva administruoti reikia, tačiau nacionalinės valstybės kaip principo Lisabono sutartyje, o tai iš esmės yra ES konstitucija, nėra. Taigi Maastrichto dokumentai išsivaikščiojimą kaip laisvės tikrovę garantuoja juridiškai. Nė viename iš tų lygmenų valstybės, ne tik Lietuvos valstybės nėra. Laisvė, kurią mes atseit išsikovojom, tapo negyvenimu savo valstybėje laisvę. Tikrovė, kurios ir reikalauja šiandieninė vienmatė sąmonė, į kurią aprobuojam ją konstruojantieji. Klausimas, kurį mums primetė masinė vienmatė sąmonė, išugdęs totalitarizmas, yra toks. Ar panorėsime mes laisvai, kiekvienas iš mūsų, apsispręsti gyventi savo valstybėje, turėti pilnavertę valstybę? Kad tai galėtų įvykti, manau, kad minimum reikalinga intelektualinė revoliucija. Antroji priežastis – tai ta erdvė, kurion buvo nukreiptas totalitarizmą bandantis atmesti laisvės jausmas. Tai vakarai, tie nuostabieji vakarai. Gyventi Amerikoje, gyventi kaip Švedijoje. Tie šūkiai apie laisvę buvo pakankamai konkretus. O kągi mes konkretaus žinome apie tuos vakarus, apie Europos bendriją, kuri egzistavo jau kaip visiškai apibrėžta supranacionalinė organizacija, pajėgusi operatyviai persiorganizuoti į rytų Europą priglobti susivokusią sąjungą. Kitol tokių planų nebuvo. Nieko nežinojame. Taigi, kad stojimo į Europos Sąjungą referendumo balsus reikėjo pirkti alumi ir skalbimo milteliais, šitai kalba bent jau apie instinktyvų ES projekto problemiškumo suvokimą. Problemas viešoje erdvėje artikuliuojantis balsai dėja buvo be ceremonijų slopinami, tuo pat metu vykdant milijardinę ES projektų propagandą, žinantiesiems, atsimenantiesiems, primenančią Tarybų Sąjungos kaip laimės ir ateities ideologinį aukštinimą. Kitaminčių tildymas jau tada nedviprasmiškai rodė ES organizatorių totalitarinius poreikius. Tiesą sakant, ar galėjo būti kitaip? Juk iš esmės nuo pat pradžių bendrijos projektas buvo parengtas marksistiniais kosmopolitinio vienijimosi principais, tokiais pat kaip internacionaliniai Maskvos sąjungos principai. Tik ten dar buvo kalbama apie tautinės integruotas respublikas, ant kurių didžiausia dalimi ir suklupo raudonieji. Mėlynieji tokios klaidos nenorėjo daryti iš pat pradžių ir ES konstitucijoje tautos kaip subjekto nebeliko išvis. Liko nominalios valstybės. Kad integracija vyktų dar sklandžiau, eliminuotas europinės kultūros istorinis
pamatas krikščionybė. Dar bendrijos laikotarpiu Europa į nepriklausomybę besiveržiančias Europos rytinės tautas pasitiko ir idėjiškai, ir politiškai, ir juridiškai, pasirengusi priimti tik besąlygiškų paklusnumo vakarams režimu pagal naujos imperijos projektą. Kad mes ten ėjom, ar reiškia, kad mus traukia imperijos ir priklausomybės nostalgija? Taigi, jeigu norėtume kaip nors atsakyti pozityviai į tą klausimą, mes turėtume savo pasakyti taip. Kad suprastume, kas vyksta, reikia visų pirma atsipagiriauti nuo laisvės, kultūrinės laisvės. Ir vis dėlto, kodėl mūsų griūtis įvyko taip tyliai? Čia iškyla trečia priežastis, susidedanti iš dviejų sąvokų, vadinamųjų žmogaus teisių ir neoliberaliosios ekonomikos. 1949 metais paskelbta visuotinė žmogaus teisių deklaracija juridizavo kultūriškai indiferentiško ir visuomeniškai priešiško individo prioritetiškumą. Jau iki mūsų nepriklausomybės akto aprūpinta tarptautinėmis juridinės gynybos priemonėmis, tarptautinių žmogaus teisių teismų, įvairiomis stebėsenos institucijomis ir panašiai. Viskas būtų. Gal ir labai gerai, jeigu deklaracija būtų nurodžiusi to teisų subjekto prievolės kitam subjektui. Deja, kito, kaip juridinio subjekto, deklaracijoje nėra. Kitas joje yra tik objektas. Aš, būdamas tas kitas, su teisių reikalaujančioju privalau elgtis taip, kaip nori jis. Taip sakyta imperatyviai. Jei ne, galiu prieštarauti ir kautis. Kai tokių daugėja, mano karas su juo tampa visų karo su visais preliudija. Mūsų nepriklausomybės aušroje žmogaus teisės vakaruose jau buvo virtusios juridizuotomis mažumų teisėmis, kurių visuma dabar jau pretenduoja į savo grynąjį pavidalą – menševizmą. 1979 metais Britanijos ministre tapus Margaretai Thatcher, o 80-aisiais Jungtinių valstijų prezidentu Rolandui Reiganui, dvi toną pasaulio ekonomikos raidai duodančios valstybės sukūrė neoliberalistinį globalios ekonomikos juridinį pamatą, tapusi ir Europos bendrijos ekonomikos generalinė raidos kryptimi. Kaip ji veikia ir veikia pas mus bendrais bruožais yra žinoma. Lietuva taip išsiprivatizavo, kad ir nafta parduota užsienio firmai, nors žemės gelmių turtai pagal konstituciją priklauso tautai ir tik į referendumų gali leisti, ką nors su jais daryti. Dabar ES planuoja privatizuoti net gelmių vandenis. Matyti, dekonstrukcijos procesai kai kam atrodo nepakankamai radikalūs ir gilūs. Šoko terapijos ekonomikos išvalstybinimas buvo viena iš didžiosios dalies Lietuvos žmonių nuskurdinimo priežasčių, socialinės nelygybės ir neteisybės, elito ir prastuomenės suformavimo sąlygų, bendruomeniškumo degradavimo ir visapusiško nusivylimo prielaidų. ES tobulintojai sako, kad viskas išsispręs, jeigu Europa pasuks dar didesnės valstybių ir visuomenių integracijos link. Kaip liudija tos slinkties konkretų žingsniai, ES eina bolševikinės totalitarizmo pertvarkos baigmėn ir bando sukonstruoti neoliberalinių ekonomikos modelį pagrįstą juridiškai unifikuotą ir politiškai be priekaištų valdomą pasaulio globalizacinį regioną, kuris negali pasakyti, kokie jo tikslai, tačiau praktiškai rodo, kad nacionalinių valstybių ir tautų likimai tų tikslų nėra respektuojami. Kas nori rasti atsakymus į šios klausimus,
visų pirma turi pasakyti savo, kad pradinė sąlyga bent jau kuriems pozityviems atsakymams yra apsisprendimas kurti kuo pajėgesnį nacionalinį ūkį pagrįstą pajamomis iš vertę turinčio nacionalinio produkto. Tai yra kotiruojamo produkto. Kaip tai bus galima padaryti, kai iš konstitucijos yra dingusi nuostata apie valstybinę nuosavybę, o Europos Sąjunga privertė sutikti pardavinėti Lietuvos teritoriją užsieniečiams iš viso pasaulio, yra kitas klausimas. Kai visi minėti ir neminėti mūsų jau stipriai dekonstruotos būties aspektai susideda į vieningą pasaulio vaizdą ir mus tame pasaulio vaizde kartais ima rodytis, kad mūsų padėtis be išeities, dėl ko puolame į neviltį arba imame sirgti nostalgiją. Tai yra pralaimėjimo prielaidos, pralaimėjusių pozicija. Ji turėtų būti nepriimtina iš principo. Tai, kame mes esame, kaip mes gyvename, aš vadinu restauracija. Restauracija būna po kiekvienos revoliucijos, nes beveik visos revoliucijos anksčiau ar vėliau pralaimė. Mūsų revoliucija buvo pasmerkta pralaimėti iš pat pradžių, nes mes didžia dalimi susitaikėm su tuo, kad jei liktų viso labo persitvarkymu, tiksliau pasitvarkymu naujomis sąlygomis. Nesugebėjome įvykdyti net minimalios iliustracijos. Visą laiką keitėm tik pavadinimus. Buvom išrinkti į LTSR aukščiausiąją tarybą, persivardinam į Lietuvos Respublikos aukščiausiąją tarybą, vėliau dar ir į atkuriamą į Seimą. Lietuvos komunistų partija persivardino į Demokratinę darbo partiją, vėliau į Socialdemokratų partiją. Tiesa į dieną, komunistas į gaires, komjaunimą tiesa į Lietuvos rytą. O kas ten apačiai? Tie persitvarkymai rodo mūsų pačių totalitarinio integruotumo gelmę, dėl ko mes taip nesunkiai nuo aukščiausiųjų iki žemiausiųjų sluoksnių nusprūdom naujon priklausomybėm, jos ne tik tai nereflektuodami, bet ir nepergyvendami emociškai. Ir vis dėlto restauracija kada nors baigėsi. Pralaimėjusi revoliucija anksčiau ar vėliau prasiveržė naujais, kitas žymiai racionalesniais pavidalais. Dar Sąjūdžio laikais kalbėjome, kad kelias į nepriklausomybę bus sunkus. Reikės fiziškai pajusti laisvės ribas, kad laisvę subalansuotume kaip nepriklausomybę. Tai yra atsakinga laisvė. Laisvė ne tik tai savo, bet ir kitam, kiekvienam bendruomenės žmogui. Tačiau nemanėm, kad bus taip sunku. Galvojom, pakaks netgi daiktais, o ne mintimis mintijančiam lietuviui atsitrenkti kur nors į Ispanijos pakrantę ir bus pajusta jos riba. Laisvės atsikasti ne kaip svajonės, o kaip tikrovės, ir mes vėl pamažu pradėsim rinktis namo. Nemanėm, kad ten mumis bus naudojamas tik kaip darbo jėga, preke, kad ir gerai aprūpinama, bet vis tiek antrarūšiai. Dar labiau nemanėm, kad daugumai šitai pasirodys visiškai priimtina, netgi patiks. Tačiau tai dabar matyt reikia jau priimti kaip neišvengiamai tikrovę ir išsivaikščiojusių nepolitizuoti taip, kaip anoje okupacijoje buvo politizuojami outsideriai ir visa jų tada įsivaizduota laisvė, sukurta beje ne jų, o prievartos, į kurią jie tik tai atsakinėjo savo supratimu. Mes čia dabar visus laisvės ir gerovės pasaulio pakraščiuose ieškančius turėtume laikyti
tarsi ir mokytų, bet intelektualiai beraščių savo susikurta problema, kurią jie anksčiau ar vėliau išspręs patys, netgi jeigu jie su vaikais ir anūkais Lietuvon, kaip savo tėvynėm ir savo valstybėm, taip ir nebe sugrįš. Tai bus mūsų nuostolis, jų atsakomybė. Mums svarbu turėtų būti, kad jie bent nereikštų pretenzijų dėl Lietuvoje gyventi ir savo valstybę anksčiau ar vėliau kaip pilnatį atkurti norinčiųjų čia savo kuriamąją tvarką. Dėl kuriamosios tvarkos. Ir visų pirma nereikalautų antros ar trečios pilietybės. ES ribose kitos Europos šalies pilietybę priėmę lietuviai, reikalaudami Lietuvos pilietybės, reikalauja ne antros, o trečios pilietybės, nes pagal ES konstituciją kiekvienas ES šalies pilietis automatiškai yra ir ES pilietis. Kad nekaltintų, kad mes iš jų atimam Lietuvos pilietybę, nes tai juk jie, siekdami kitos, atsisako savosios, ne mes atimam. Emigrantų problemą akcentuoju dėl to, kad matau joje nesąmoningą, stichinę prieš Lietuvos valstybę kaip nacionalinę valstybę kylančią galią, bandančią stiprėti, kurios politinis atribojimas, remiantis konstitucinėmis jų padėties kategorijų apibrėžtimis ir pakankamai kategoriškas, aiškus atribojimas, gerokai sumažintų Lietuvos viešojoje erdvėje eskaluojamų problemų ir galima būtų tikėti susitelkti kūrybai. Tokį atribojimą ne tik galima, bet ir turime daryti, jei norime perkirsti pilietybės vardu vadinamą Gordijaus mazgą. Stipriausias šio mazgo dalis yra prigimtinės teisės mitas. Nėra jokios prigimtinės teisės į pilietybę. Prigimtinę teisę žmogus turi tik tai į gyvenimą. O lietuviu ar nelietuviu būti jis apsisprendžia tik gyvendamas. Pasiekęs tam tikrą brandą ir lietuvių šeimoje gimęs gali apsispręsti būti lenkų, rusų ar vokiečių, ar dar ko nors. Tai žmogaus laisvos valios reikalas, kaip ir tikėjimas. Pilietybė yra įsipareigojimas valstybei, juridinis savęs susaistymas su valstybe, kurioje tu gyveni, ir visai nesvarbu, kas tu, lietuvis, lenkas ar rusas, svarbu, kad tu pripažįsti šios valstybės jurisdikciją ir esi jai lojalus. Negaliu užmiršti vieno gudo Lietuvos piliečio, kuris kažkur Rusijos pakrašty, prieš kokį 6 ar 7 metų, prie Peterburgo atsisakė pakelti tostą už Rusijos armiją ir buvo įtūžusio maskviečio užbadytas. O mes jo patriotizmo nesugebėjome pažymėti nors kokiu nors Lietuvos ordinu. Paprasčiausių medalių galų gale. Aš kartais pagalvoju, ar daug kas išdrįstų šitai pasipriešinti gūdžiame Rusijos užkampyje. Dabar vis dažniau girdisi, kad valstybę sukuria piliečiai. Valstybė sukuria piliečius, o ne atvirkščiai. Iki valstybės piliečių nėra. Yra tik tai valstybės iniciatoriai, paprastai kokia nors etninė bendruomenė, kuri susitarė kurti savo gynybos juridinį įrankį, valstybę. Nustato jos pamatinius teiginius, valstybę sudarysiančių asmenų įsipareigojimus tai valstybei ir teises joje. Ir tik tada pilietybės įstatymų konkretizuoja kiekvieno dėl susitarimų neprieštaraujančiojo statusą ir priesaiką šią nuostatą įgyvendina. Nesutinkantieji turi teisę pasitraukti. Taigi pilietybė jokių atveju netapatinama su tautybė, o kas tai bando daryti, dėl pasekmių tegul kaltina tik tai pats save. Tai ypač pasakytina pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybei, pasiryžusiai nenurimti ir dėl savo bendruomenės narių Jungtinėse valstijose užsidirbtų pensijų, dar kartą pabandyti išklibinti fundamentalią Lietuvos konstitucijos nuostatą,
kad antra pilietybė Lietuvoje įmanoma tik tai ypatingai išskirtinais atvejais. Šios klausimus akcentuoja dėl to, kad asmens pilietinio apibrėžtumo klausimą galima būtų taip pat skaidriai susijęti su tauta, kurios turinys įnirtingai skaidomas ypač ekonominės deportacijos metodais, o sąvoka kvestionuojama ideologiškai. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad tauta yra fundamentali visų mąstymo lygmenų sąvoka, prie kurios bus grįžtama tuo skaudžiau, kuo toliau nuo jos globalizmo ideologai bandys mus nutolinti. Tauta yra teritorijos, istorijos, gyvenimo būdo ir kalbos saistoma bendruomenė, sukūrusi valstybę kaip savo gyvenimą civilizuotame pasaulyje gynimo priemonė su visomis reikalingomis istorinėmis, vidinėmis, išorinėmis ir vidinėmis jos egzistencinių problemų įveikinėjimo galiomis ir instrumentais. Lietuviai sukūrė ir atkūrė Lietuvos valstybę ir patys tapo tauta su visais tautai būdingais bruožais, už savęs palikdami savo etninį būvį, o šalia etninės bendruomenės, kurios negalėjo save sutapatinti su lietuviškoju etnosu, bet pritarė lietuvių tautinėms aspiracijoms turėti savo nacionalinę valstybę ir sutiko būti lojaliais jai. Kas bando teigti, kad Lietuvos valstybę sukūrė mistinė Lietuvos tauta, tas arba nesuvokdamas, ar pikta valia bando atimti iš lietuvių atsakomybę už savo valstybę ir permesti ją ant valstybėje gyvenančių etninių bendruomenių pečių. Nėra jokios Lietuvos tautos. Yra Lietuvos valstybę atkurti, inicijavusi ir atkūrusi lietuvių tautą ir lenkų, rusų, vokiečių etninės bendrijos Lietuvoje bei karaimų ir totorių tautinės mažumos, neturinčios savo motininių valstybių. Sakau tai jums tai, pats kurį laiką klaidžiojęs Lietuvos tautos sąvokos pinklėse, buvo tai Sąjūdžio metais. Lietuvoje pastaruoju metu itin aštriai kyla lenkų ir rusų tautinių bendrijų lojalumo Lietuvos valstybei problemos. Jos be abejo nebūtų tokios aštrios, jeigu su Lietuvos valstybė norėtų geravališkai elgtis mūsų kaimynės didžiosios slavų valstybės – Lenkija ir Rusija. Čia meskim žvilgsnį į mūsų išsekintos valstybės padėtį už sienų, kurios tarsi yra, tarsi ir nėra. Mūsų geopolitikoje nuolat figūruoja du kaimynai, du nutylimi ir vienas priimamas kaip trečias brolis. Nutylimi Baltarusija ir Vokietija, nors abi šalys potencialiai labai problemiškos. Baltarusija dėl Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo, ne tik jos dabartinėje teritorijoje, Vokietija dėl tylomis memelėjančios Klaipėdos. Įsivaizduokim, kad prie Baltarusijos vairo ne Lukašenka, o Pilsudskio tipo šiuolaikinis Litvinas. Ką turėtume šiandien pietryčių kryptimi? Ir klausimas, ar tada neturėsime? Vertėtų apie tai pamastyti. Tyla, gera byla ne visada. Vokiečiai irgi ne visada bus paskendę savo kompleksuose ir dar neaišku, ką jie kalbės apie integraciją, viską jau suintegravę. Rusija ir Lenkija kasdien ant mūsų liežuvių. Tačiau vargu ar tie liežuviai sujungti su protu. Kartais visiškai nesuvokiama, kokių tikslų siekiama Rusija vienprasmiškai kišant po Putinu, nors aiškiai matom, kaip į bendrą stuburą mutuoja Berlyno Maskvos ašis. Lygiai taip pat nesuvokiama, kodėl taip keliaklupščiaujama prieš Varšuvą su kokiu nors Sikorskiu priešakyje, tarsi jis ten jau šiandien būtų Lenkų prezidentas. Apie Rusiją nekalbėsiu. Ji ilgam mūsų atmušta nuo noro būti normali ir netgi naudinga mūsų kaimynai. Jos mums tarsi ir nėra, nors šitas jos tariamas neegzistavimas pakrautas tokia neigiama energetika, kad iki juodosios skylės vietoj Rusijos yra visai netoli. Apie Lenkiją būtina pasakyti ne keletą žodžių, nes visi viešosios erdvės veikėjai apie esminius mūsų santykius su Lenkais arba nutyli, arba sąmoningai meluoja.
Lenkija greta mūsų pačių servilizmo yra didžiausias ir svarbiausias pavojus Lietuvai. Neabejoju, kai byrės Europos Sąjunga, Lenkija bandys reokupuoti pietryčių Lietuvą ir okupuoti Lietuvą. Visa tai jai atrodys įmanoma dėl to, kad lietuvių nacionalinė sąmonė bus dar stipriau polonizuota, Lenkų nacionalizmas bus virtęs didžiosios Lenkijos imperializmu, o Lenkų pretenzijas Europoje nuosekliai gins Jungtinės valstijos taip pat, kaip jas 20 amžiaus pradžioje gynė Prancūzija, dabar jau nebe taip patenkinta Lenkų didžiūniškumu, tačiau tada neturėjusi kitos išeities lygiai taip pat, kaip dabar jos neturi Jungtinės valstijos, Lenkijoje radusios patikimiausią savo strateginių siekių rėmėjų. Štai tokiuose geopolitinėse ir politinėse koordinatėse mes turime įsidėstyti savo valstybinės egzistencijos problemas. Pirmiausia, turime vienareikšmiškai savo pasakyti, koks kaimynas mums yra Lenkija. Šiandien vis dar esame linkę arba norėtume ją vadinti strateginiu partneriu. Tokia nuostata yra atgimimo laikų anachronizmas, nekartą triuškintas pačių naujausių santykių su Lenkija, bet vis dar gajus dėl Lietuvos liberaliųjų politinių jėgų unijinių aspiracijų. Būtina savo aiškiai pasakyti, Lenkija nėra ir negali būti ne tik strateginis, bet ir joks partneris, o tik kaimynas, kadangi Lenkijos ne tik sąmonėje, bet ir politikoje Lietuvos net ir šiandien tai yra tiek, kiek jos buvo suprojektuota 1791 metų Lenkijos konstitucijoje, klastingai šiandien tebevadinamoje gegužės 3 konstitucija. Jos spalio mėnesio konstitucinis apendiksas padėties Lietuvos suvereniteto požiūriu nieko nekeičia. Ir Lenkai, ir visa Europa iki pat Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais Lietuvos nemąstė ir nematė niekaip kitaip, kaip Lenkijos Respublikos dalį, jos trečiąją žemę. Kažkas iš globalizmo teoretikų yra paleidęs apyvarton nebūtinos valstybės konceptą. Ir jeigu jis kada nors būtų aktualizuotas, kokios nors tarptautinės komisijos, kokio nors principinio ginčo su mūsų kaimynė atveju, viskas būtų nesunkiai pasukta Lenkijos naudai. Svarbiausia, Lietuvos liberalai ir kosmopolitai tam neprieštarautų, Lenkai savo pretenzijų neatsisakytų jokių būdų ir niekada. Ir štai kodėl. Prancūzų istorikas René Martelis praėjusio amžiaus pradžioje teigia, kad Lenkija neturi tautinės savimonės. Nes Lenkų nevienija gamta, kaip žinot, teritorija labai tokia išdrykusi, be aiškių sienų. O aristokratija neturi kito idealo, išskyrus gerą, patogų gyvenimą. Mūsų amžiaus pradžioje šis autorius jau matyti Lenkams pripažintų tautinį identitetą. Į nacionalizmą suvienytą 20 amžiaus karų po savo tapatybės pamatais Lenkų tauta, ko gero, nejučiomis paklojo specifiškai lenkišką, kryžiuočių žiaurumu apvaisintą katalikybę. Žvilgterkite į Berznyko kapines Suvalkuose. Kraupesnio vaizdo vargu gal pavyktų kur nors rasti. Beveik per 1000 metų lietuvių santykių su Lenkais Lenkija kaip valstybė niekada su Lietuva nėra pasielgusi garbingai. Žinoma, visų pirma turėtume pasižiūrėti į save, ar nesuteikiam jiems tokių galimybių. Pradedant nuo Jogailos užkuriavimo, prie kunigaikštystės tikintis prijungti Lenkų karalystę, einant per Liubliną su visom ištikimybės ašarom, baigiant 1994 metų Lietuvos ir Lenkijos sutartimi, iš kurios visiškai eliminuotas Lietuvos didelės dalies lenkiškosios okupacijos faktas, jokios ryškesnės lietuvių savarankiškumo ir nepriklausomybės Lenkijai pretenzijos nerasime. Tokia padėtis tebesitęsia, mums atkakliai pretenduojant į partnerius su paklusnumo teise,
o Lenkijai kontroliuojant Lietuvą jau šiuolaikinėmis priemonėmis ir būdais. Vienas iš jų – Lietuvos Lenkų autonomijos Lietuvoje kūrimas prisidengia Lenkų rinkimų akcijos vykdomos Lenkų tautinės bendrijos teisių pagal žmogaus teisių deklaracijos nuostatas gynimu. Man patiko jaunųjų Rytų Europos studijų centro ekspertų Lauryno Kasčiūno, Vytauto Keršansko ir Lino Kojalos politologinis Lietuvos ir Lenkijos santykių struktūravimas, gana aiškiai apibrėžiantis lietuviškosios savivokos kryptis ir jas privedantis prie Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos problemos. Tačiau pripažinimas, kad Lietuvos ir Lenkijos kaip dviejų suverenių valstybių tarp valstybinių santykių normalizuoti neįmanoma, būtent dėl Lenkų rinkimų akcijos faktoriaus, yra kartu pripažinimas, kad mes ir vėl turime nusileisti Lenkijos spaudimui. Nes Lenkijos pozicija, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos klausimų yra vienareikšmė. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos laimėjimai yra ir Lenkijos laimėjimai. Taip pareiškė jų ministras. Ir tai ne vienintelis balsas. Kitaip, tiesą sakant, ir būti negali. Lenkų rinkimų akcija kovoja dėl pavardžių ir vietovardžių rašymo Lenkų rašmenimis ir Lenkų kalba. Ir tai yra Lietuvos Lenkų pervedimas Lenkijos nacionalinės raštijos sistemai, jiems dar liekant Lietuvoje. Lenkų rinkimų akcija tyliai talkina platinant Lenkų kortą, kurios turėtojas įsipareigoja būti ištikimas Lenkijos valstybei. Taip jis, dar likdamas Lietuvoje, įvedamas į Lenkijos pilietybės sistemą. Sušvelnintos pilietybės režimu. Lenkų rinkimų akcija kovoja už lenkiškų mokyklų Lietuvoje mokymo ir ugdymo sistemos lenkiškumą. Taip Lenkų jaunoji karta dar Lietuvos finansuojamoje švietimo sistemoje įgyja lenkiškojo patriotizmo pamatus. Lenkų kalba, lenkiškasis patriotizmas, sušvelninta Lenkijos pilietybė, pagaliau lenkiškai tegul ir dvikalbių variantų pažymėta teritorija. Leiskit paklausti, kas tai, jeigu ne faktiškoji Lenkijos autonomija, Lenkų autonomija Lietuvoje, kuriai įteisinti, tai reikėtų politinių veiksmų ir juridinių sprendimų. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija yra antivalstybinė politinė organizacija, prilygintina garsiai pereito amžiaus POV, Polska organizacija Vaiskova, kurią Pirmoji Respublika ryžtingai sudaužė, o antroji su jos palikuone bendradarbiauja vyriausybinėje koalicijoje. Ar gali būti didesnis iššūkis tautai? Kas tai, jeigu nesvarbiausia, ne tik Lietuvos valstybės, bet ir lietuvių tautos egzistencinė problema. Ateinanti iš išorės, tačiau liečianti pačias giliausias ir pačias skaudžiausias mūsų vidinės problemas. Ką daryti? Sakyta ne kartą, Lietuvos vyriausybė ne tik nieko neprarastų, atsisakiusių nelojalių penktai kolonai prilygstančių bendradarbių, bet ir įgytų ramybės dalį. Seimas turi parengti tokią sutarties su Lenkija redakciją, jeigu jį iš vis reikalinga atnaujinti kitais metais, kurioje būtų numatytas bent atsiprašymas dėl pietryčių Lietuvos ir Lietuvos sostinės okupavimo praėjusio amžiaus pradžioje. Tai būtų aiškus paliudijimas, kad Lenkija atsisako gegužės 3 konstitucijos nuostatų ir sutinka santykius grįsti valstybių suverenumo pagrindu. Mes visi turime pripažinti santykių su Lenkija problemiškumą ir eksponuoti jos pretenzijas tarptautinėje erdvėje. Trauktis nebėra kur, konfliktas jau yra. Ir geriau tegul jis išryškėja iki galo dabar, kol Europos Sąjunga dar ne visiškas chaosas. Tai, žinoma, būtų revoliuciniai žingsniai, galintys lygiuotis į ryžtingiausius tautos žingsnius, tokius kaip 1990 metų rinkimai į LTSR aukščiausią tarybą, kada Sąjūdis gavo daugumą.
Kaip 92 metų referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos pagaliau savo iškovojimų gynimas 90 metų sausio dienomis. Tai leistų visą apimti pajusti, kad revoliucija mūsų tikrojo išsilaisvinimo gyventi savo žemėje ir savo valstybėje, revoliucija vis dėlto neužslopo galutinai, kad ji taip ar kitaip tęsis. Kol kas dėja tenka kalbėti tik tai apie kibirkštį, šių metų kovo 11 žygį Gedimino prospektu, nepaisant jokių draudimų. Kad galėtume spręsti šiuos ir kitus klausimus visais visuomenės lygmenimis, turime daug ką pakeisti visų pirma savyje. Esame beveik nieko nebetikinti tauta. Gamtameldystė kažkur visai už nugaros. Katalikybė šalia, šone, prieky nežinia, nebent islamas. Esame dar žodžio, o ne rašto tauta. Praradom idealus, naujų nesuradom. Paklydom tarp kelių iš esmės tokio pat tipo valdžių. Žodžiu, nesame susiorientavę nei savyje, nei savo aplinkoje. Kiekvienos civilizacijos absoliutą personalizuoja jos dievas. Kultūra irgi turi būti tikinti, nors tą tikėjimą nebūtinai siečiau su religija. Atgimimo metais maniau, kad mes turim galutinai apsikrikštyti, nes buvom ne tik tai nekrikštai, bet ir netikintis. Nebent laisvė, tačiau ir ši buvo perdėm realistiška. Paskui tapo aišku, kad tas kelias į išeitį neveda. Lietuviškoji katalikybė, neturėdama lenkiškojo agresyvumo, tampa verkšlenančia ir nužeminančia, sutaikančia. O nesusitaikymas su pačiu savim yra svarbiausias lietuvių tautos žmonių asmeninis uždavinys, kiekvieno žmogaus uždavinys. Jo esmė mano galva tokia. Pajėgsime ar nepajėgsime įveikti savo empirizmą, savo žemažiūriškumą, savotišką kultūrinį ėjimą paskui plūgą, matant tik vagą be horizonto. Pajėgsime, pamatysime ir dangų, ne tik tai žemę, o ir žemę galėsim pakelti į dangų, ne tik perkelti iš vienos Lietuvos vietos į kitą. Tuo labiau ne išparduoti užsieniečiams. Sugebėjimas reflektuoti save ir daiktyje, kultūros netapatinti su daiktais, o daiktus perkelti į kultūrą, tai vienintelis kelias išbristi iš pseudointelektinio liūno, ištrūkti iš mokytų beraščių minių, nesvarbu, kokiais vardais jie besivadintų. Tai vienintelis kelias į tikrą išsivadavimą, į žinančiojo ir suprantančiojo žmogaus būvį. Intelektinė revoliucija yra mūsų buvimo šiame pasaulyje alternatyva. Privalome, jeigu norime būti, išsivaduoti iš augališko vegetavimo, gyvūniškojo grobimo ir tarsi žmogiškojo asmeninio reiškimosi apžalų. Visas menas pagrįstas reiškimusi. Prie bendrystės, o ne vienybės, prieiti galime tik tai per supratimą ir susitarimą. Susitarimas yra raktas į valstybinio gyvenimo erdvę. Iš susitarimo kyla įstatymai, konstitucijos, pilietybės, artikuliuotas patriotizmas. Susitarimų vykdymas ar nevykdymas rodo, kada protą reikia paremti jėga ir valia. To sugebėjimo mes neturime net ir užuomanų. Dėl to neturim nei demokratijos, nei valdžios, apie ką čia praėjusį sykį kalbėjo profesorius Vytautas Radžvilas. Mes tebetęsiam persitvarkymą, kuris šiandien yra tapęs prisitaikymu ir taikstymusi. Kultūros revoliucija ir mūsų santykius su savimi pačiais aiškinimusi ir išsiaiškinimo būdas. Kaip ją pradėti? Manau, užuomazgų yra. Visi, kas bando suvokti į šias dienas perkelti bei savo elgesį grįsti klasikiniais
Europos kultūros principais eina šios revoliucijos link. Ne skaitmeninė žinija, o antikos graikų mieste, valstybėje užsimezgęs mąstymo kaip loginio konsekventiškumo teikiamas savęs ir aplinkos suvokimas, Kanto taip gražiai kritiškai sudėliotas baltiškoje empirizmo įveikimo metodikoje yra tas kelias, kuriuo šiandieninio informacinio nužmoginimo atmosferoje žmogus gali atrasti save su savo protu, savo valia, o svarbiausia su savo absoliutu. Sąžinė, kuri vienintelė šiandien begali pakeisti šiuolaikinio žinojimo nužudytąjį absoliutą. Tai kelias į veiksmų asmens protą. O koks kelias į valią? Kelias į valią prasideda sąžinėje, absoliutumo esamybiškume, kurį išdavęs ar pardavęs žmogus tampa gyvų lavonų, o paklusęs sąžinei išeina į žygį, net jeigu tai grėstų žūtimi. Sąžinė Lietuvoje bunda. Kol kas tai ją neužgesinusiųjų ar pabudinusiųjų asmeninis turtas. Viešas veiksmas tuos turtus gali sujungti į tautos sąžinę. Akivaizdžiausia jos apraiška būtų tautos būties susiejimas su jos žeme, čia telkiantis tiems, kurie aiškiai pasako ir savo, ir kitiems, kad kitos vietos mums pasaulyje nėra. Šio pasaulio skaldytojų, dekonstruotojų, to jų tikslas išvaryti. Išvaryti iš šio pasaulio, iš valstybės, iš tautos, iš savęs. Išvaryti kuo brangiau parduodant, nes gamta jau išparceliuota. Lieka žmogiškųjų resursų parceliavimas. Bet mes ne resursai. Mes žmonės. Visų pirma todėl, kad turim sąžinę. Štai kodėl iš savęs pasitraukti negalime. Ir ačiū Dievui. Štai kodėl aš ir sakau, revoliucija tęsiasi ir po restauracijos tsunamio. Bent jau bando tęsti.